Ar prisimenate Luką? Jis pernai baigė mokyklą, vasarą padirbėjo, įstojo į universitetą ir išsinuomojo butą su 2 draugais. Dabar Lukui jau 20 metų ir jis studijuoja 2 kurse. Ir šiemet Lukui teks studijuoti savo lėšomis. Jis, kaip ir pernai, planuoja paimti paskolą studijų įmokai ir gyvenimo išlaidoms sumokėti. Lukas jau suskubo ir pateikė paraišką svetainėje www.vsf.lt, o spalio 14 dieną ieškos savo vardo paskolos gavėjų sąraše. Kaip ir pernai, paskolai paimti jam nereiks jokio užstato. Paskola už mokslą lygi studijų kainai už 1 studijų metus. Paskola gyvenimo išlaidoms į Luko sąskaitą pervedama lygiomis dalėmis kas mėnesį. Paėmęs paskolą, Lukas palūkanas turi mokėti kiekvieną mėnesį, iškart pradedant nuo paskolos ar jos dalies gavimo dienos. Lukai, o kaip tau sekėsi mokėti palūkanas? Lukas į pirmasis finansinės pareigas pažiūrėjo neatsakingai. Iš pradžių palūkanas iš vasarą uždirbtų pinigų mokėjo tvarkingai, kas mėnesį. Tačiau radęs pigių lėktuvo bilietų, įskrido savaitgaliui pasilinksminti su draugais į Londoną. Gerai neapgalvojęs, kiek jam tai kainuos, išleido visus pinigus atidėtus palūkanoms mokėti. Palūkanų dieną Luko sąskaita buvo tuščia. Kitą mėnesį Lukui teko mokėti ne tik palūkanas, bet ir priskaičiuotus delspinigius. Jam teko kreiptis pagalbos į tėvus ir padirbėti vakarais kavinėje, kad ir vėl kas mėnesį galėtų tvarkingai mokėti palūkanas, kad daugiau nebepradelstų. Vieną kartą pradelsus mokėjimą ne tik skaičiuojami delspinigiai, tai turi ir ilgalaikių pasekmių. Kitą kartą, kai Lukas norės skolintis studijoms savo pirmam būstui, automobiliui, tai įtakos paskolų sąlygas ir apskritai galimybę pasiskolinti. Lukas nebegali pakeisti to, kas nutiko, bet jis pasimokė iš savo elgesio. Esi apsisprendęs? Tuomet užpildyk paraišką bankui. Taupyk laiką. Paraiškos formą rasi www.swedbank.lt ir šiemet nepamiršk laiku mokėti palūkanų. Imdamas paskolą, gerai apgalvok poreikį skolintis. Atsakingai tvarkyk savo finansus. Laiku vykdyk savo įsipareigojimus ir nesusigadink savo kredito istorijos. Skolinkis atsakingai.